Šių metų kovo 10 dieną Čikagos laisvalaikio ir pramogų centro Navy Pier žiemos sode Crystal Gardens jau antrą kartą įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Celebrate Lithuanian Independence. Minėjimą, kuriame apsilankė per 2000 miesto gyventojų, surengė Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su pramogų centru Navy Pier. Renginį parėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų himnų giedojimų prasidėjusi kultūrinė programa truko 5 valandas. Šventės svečius sveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Allow me to say, and I believe that all of us we can say loudly and proudly, Happy birthday, Lithuania! Happy Independence Day! Congratulations to Lithuania birthday today. Such a pleasant day. Even outside is raining, but I feel my spirits lift up. The celebration is an excellent opportunity to display the many wonderful aspects of Lithuanian Miesto mero Rahm Emanuel laišką perskaitė jo atstovas. Sveikinimo laišką taip pat atsiuntė ir Ilinojaus valstijos iždininkas Dan Rutherford. We recognize and honor the lives, history, and the important roles of the Lithuanian Americans in our communities and across the state of Illinois. Meninėje programoje pasirodė kolektyvai iš Čikagos. Giedrės Elekšytės Kniezos vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas Suktinis. Vaikų choras Svajonė vadovė Alina Šimkuvienė. Vaikų tautinių šokių kolektyvas Rusnė vadovė Nijolė Černiauskinė. Amerikos lietuvių teatras Viltis vadovė Apolonija Steponavičienė. Tautinių šokių ansamblis Grandis vadovė Violeta Fabianovič. Dainininkai Agnė Giedraitytė, Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas Motuza. O taip pat Otono Balčiūno vadovaujama kapela Biru Bar iš Indianapolio. Šventės dalyvius linksmino bei šokti, groti, žaidimus žaisti, kvietė ir mokė svečiai iš Lietuvos. Etnomuzikologai Dalia ir Darius Mockevičiai. Višta šiurpa, šiurpa, o gaidelis kakariekų labai gražiai gieda, o gaidelis kakariekų labai gražiai gieda. Aš turėjau vištą, dabar turiu antį, visi nors sužinot, kaip tą antį vadinu. Programoje prisiminta ir kita svarbi sukaktis – Čikagos susigiminiavimo su Vilniumi 20-metis. Jo proga Amerikos lietuvių teatras Viltis Lietuvos sostinės vardu teatralizuotai pasveikino Čikagą ir mero atstovui įteikė simbolinę dovaną, kviesdami atvykti į svečius. Vėliau į susirinkusius kreipėsi Čikagoje viešintis Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Džiaugiuosi išskirtinę garbę galėdamas atstovauti šiandien Lietuvą ir savo miestą čia Čikagoje, pačiame gausiausiame Lietuvos bendruomenės centre. Ir esu tikrai labai nustebintas, maloniai netgi taip sukrėstas, nebijaučiau pasakyti, to nuoširdumo, to šilumos, kurią jaučiu čia šitame renginyje. Linkiu, kad lietuvybės dvasia, lietuvybės aura Čikagoje stiprėtų ir lietuvius vienytų ne tik kovo 11, bet ir visą laiką. Iškilmių metu meras taip pat įteikė atminimo ženklus Klaipėdos sukilimui 90 metų 6 nusipelniusiems Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės atstovams. Tikrai nuostabi šventė šiandien Čikagoje.
kur susibūrė lietuviai švenčia Lietuvos nepriklausomybės dieną kovo 11. Tuo pačiu vakar Čikagos lietuvių krepšinio lyga pažymėjo savo 10-metį. Tai yra tie nuostabūs pavyzdžiai, kaip laisvė, nepriklausomybė bei krepšinis suvienyje lietuvius, kurie bebūtų ir ką bedarytų. Lietuviškos šventės metu taip pat vyko keramiko Alvydo Pakarklio kuruojama lietuvių menininkų darbų paroda, kurios metu buvo eksponuojami daugiau nei 10 Amerikoje gyvenančių tautiečių kūriniai. Čikagos lietuvių tautodailės instituto narės pristatė gausią tautinių juostų ir audinių įvairovę. Rodė, kaip audžiama medinėmis staklėmis, vašku marginami velykiniai margučiai. Čia pat prisistatė ir lietuviškos pelno nesiekiančios organizacijos – Lietuvių fondas, Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas, Čikagos Vilniaus susigiminiavusių miestų komitetas, Lituanistikos studijų ir tyrimų centras, Nacionaliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai. Šventės svečiams lietuviškos produkcijos suvenyrų, meno kūrinių ir rankdarbių siūlė įsigyti Balzeko lietuvių kultūros muziejus, parduotuvė Lietuvėlė, menininkai Raminta ir Raimundas Lapšiai, Otilija Kasparaitienė, Aušra Talat-Kelpša ir kiti. Restoranas Kunigaikščių Žyga kvietė paskanauti lietuviškų patiekalų. Savanorių moterų grupelė užėmė ir jauniausius šventės dalyvius, kurie galėjo patys pasigaminti lietuvišką suvenyrą. Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo ir sėkmės. Tik vieningo pasiaukojančio darbo dėka Čikagoje dar kartą įspūdingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Reportažą parengė Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje, taip pat Tadas Dunča ir Rytis Januška.